Vakarų slavai – slavų tautos, dabartiniams vakarų slavams priskiriami lenkai, čekai, sileziečiai, slovakai, sorbai, kašubai ir polabai. Čekai – Europos tauta, pagrindiniai Čekijos gyventojai. Slovakai – vakarų slavų tauta, kuri daugiausiai gyvena Slovakijoje ir kalba slovakų kalba, kuri artima čekų kalbai. Dauguma slovakų gyvena nepriklausomos Slovakijos ribose. Slovakų mažumų yra Čekijoje, Vengrijoje, Serbijoje. Daug emigrantų ir jų palikuonių JAV ir Kanadoje. Vendai – istorinis pavadinimas, kuriuo apibūdinama germanų kaiminystėje gyvenančios slavų tautos. Taip pat termino reikšmė skiriasi priklausomai nuo vietos, kur yra vartojama. Vokietakalbėje Europoje viduramžiais vendais buvo vadinami Šventojoje Romos imperijoje gyvenę vakarų ir pietų slavai. Taip pat polabės slavai kartais vadinami vendais. Iš šio žodžio kildinami žodžiai Rusijai įvardinti finų kalbose. Senovės skandinavai žodžiu vendai ans vadino slavus, gyvenančius pietinėme Baltijos jūros krante, tai yra polabės slavus. Pats tautovardis kildinamas iš venedų, kuriuos mini senovės romėnai ir senovės graikai. Venedus, kaip prie Baltijos krantų gyvenančią tautą, mini Plinijus vyresnysis ir Klaudijus Ptolemėjus. Pirmame tūkstantmetyje vykstant slavų migracijai ir slavams diferencijuojantis į pietų, rytų ir vakarų grupės, dalis vakarų slavų pasuka į teritorijas tarp Elbės ir Odros upių. Ten jie asimiliuoja germanų gentis, nespėjusias teritorijų palikti didžiojo tautų kraustymosi metu, jų kaimynai germanai juos vadino vendais, kaip ir, spėjama, venedus iki asimiliavimo. Nors manoma, kad atsikraustydama į Germaneslavicą vendai buvusi homogeniška grupė, laikui bėgant jie išsiskirstė į daugybę nedidelių genčių, kurių gyvenvietę skyrė miškai. Kai kurioms gentims, pavyzdžiui, obotritams ir pamarėnams, pavyko susiburti į kunigaikštystę panašius darinius įrengti reidus į Saksoniją. Šventoji Romos imperija siekė prisijungti vendų žemes, steigdamos krikščioniškas misijas ir vokiškas administracinės institucijas. 983 metais daug vendų genčių prieš ją sukilo ir pavykus sukilimui sugebėjo sulėtinti žemių germanizaciją. Vyko dažni mūšiai su vokiečiais, danais ir lenkais. 1068 metais vokiečiai užėmė ir sunaikino Retrą, vieną pagrindinių vendų šventyklų. 1124 metais ir 1128 metais pamarėnai ir dalis lutičių buvo apkrikštyti. 1147 metais įvyko kryžiaus žygis prieš vendus. Prie pagoniško tikėjimo likę vendai buvo galutinai sumušti danų šiaurės kryžiaus žygių metu, kuomet Valdemaro didžiojo ir vyskupo Absalono vedami pulkai užėmė ir sunaikino Arkoną, vendų šventyklą ir tvirtovę. 12–14 amžiuje vyko sparti vendų žemių germanizacija dėl didelio masto germanų migracijos. Šiuos į dykras įsikurti kviesdavo vietiniai kunigaikščiai ir vienuolijos. Slaviška polabų kalba žemutinėje Saksonijoje ir Brandenburge buvo kalbama iki pat 18 amžiaus. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.